Penktadienį startavo tarptautinis programinės įrangos projektavimo konkursas. Jame dalyvauja per 20 informatikos studentų iš Vokietijos, Latvijos bei Lietuvos universitetų. Pirmojo etapo metu iki rugsėjo 20 dienos dalyviai klausosi paskaitų, vykdo praktinius darbus. Vėliau prasidės ir antrasis etapas, kuris truks iki pat gruodžio mėnesio. Jo metu studentai dirbs tarptautinėse komandose ir paskaitų klausysis internetu. Šiandien pradedam savaitę laiko tokios kaip paskaitos su praktiniais darbais ir vakarinių laikų savarankiškam darbui kompiuterių laboratorijose. Tai reiškia iki sekančio ketvirtadienio toksai režimas. O antrasis keliasi į virtualią erdvę ir reiškia studentai dirbs grupėse, kurios šiandien ką tik susidarė. Ir toliau dar bus tam tikrų periodiškumų paskaitos internetu ir taip pat darbas tose grupelėse. Jeigu tarptautinės grupės, tai reiškia yra per nuotolį taip pat. Kitų metų sausio mėnesio konkursui pateikti programų projektai bus įvertinti, dalyviai apdovanoti sertifikatais ir prizais.